Daugumą sporto šakų šiuolaikiškiam sportui įsiverčia be fizinio parengtumo trenerių, seniau buvo vadinamas, dabar pervadintas į atletinio rengimo trenerių. Ir mačiau, kad tokios nacionalinės atletinio rengimo trenerių asociacijos yra labai daug šalių, tokių kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija, Australija, būtent turi tokias asociacijas, išskyrus mūsų Lietuvą. Nebuvo, reiškia, tos organizacijos, kurie suvienytų, ir taip gimė nacionalinė atletinio rengimo trenerių asociacija, kurios pagrindiniai tikslai domėtis, kaip baigę universitetą toliau atletinio rengimo treneriai sugebėtų įsidarbinti, sakysim, įvairiose komandose, klubuose. Tokia bus kilni misija, būtent atstovauti atletinio rengimo trenerius, juos šviesti, kelti jų kvalifikaciją, suteikinėti licenzijas, vienu žodžiu padaryti tvarką Lietuvoje ir šioje sektoriuje. Kad būtų darbas kryptingas, kad būtų rengiamos konferencijos, kad būtų licencijuoti treneriai, kad pagaliau būtų kam ginti trenerių interesus. Pilnas entuziazmo padėti ir tas, kas nuo manęs priklauso, ir jeigu mano patarimai bus naudingi, tikrai būsiu labai laimingas, kad kažką tai galiu daryti. Atletinio rengimo treneris šiandien yra labai populiarus ir galiu pasakyti, kad išpopuliarino būtent Aleksandras Kosauskas. Jisai buvo vienas iš pirmųjų, reiškia, atletinio rengimo trenerių, kada su Žalgiriu ir su Lietuvos rinktinė pasiekė didelių pergalių. Tada atsirado visose klubuose, atsirado atletinio rengimo treneriai. Turėtų būti ne fizinio paruošimo treneriai, bendro fizinio, kai sakydavo. Sakau, turi būti specialaus fizinio paruošimo, būtent krepšiniui skirta. Net ten bėgimas aukštai keliant keliukus, smulkių žingsniukų, krosas ir viskas to baigėsi. Surasti kažkokius tai pratimus, kurie atitiktų ruošimui. Tai ir čia yra mokėjimas, kada tą pratimą pataikyti, kam, kokiais kiekiais. Šiandieną mes turim tikrai atletinio rengimo trenerių, kurie yra pasaulio, Europos įvairių amžiaus grupių čempionų, prizininkų treneriai, tie treneriai, kurie rengia komandas olimpinėms žaidynėms, universiadoms. Mes esame Lietuvos sporto universiteto nariai, mes inicijuojame būtent šitą asociaciją. Tikrai daug atletinio rengimo trenerių baigia šią aukštąją mokyklą ir mes rūpinsimės jų įsidarbinimu, kad kuo didesnis procentas kokybiškų trenerių būtų įdarbinta ir jie atstovautų įvairioms sporto šakų federacijoms ir patys geriausiai pakliūtų pas pačias geriausias komandas Lietuvos.